Labas rytas. Senai matėmės. Tai vat, šiandien nusprendžiau jums nufilmuoti tokį trumpą video. Šiandien yra penktadienis ir aš važiuoju į darbą ir aš esu visą laiką geros nuotaikos ir sveikinu visus su rudeniu, nes ruduo yra apskritai nuostabus metas išsikelti savo naujus tikslus. Bent jau man kaip žmogui, ruduo ir žiema yra patys produktyviausi metų laikai. Tai žodžiu, apie ką aš norėjau pakalbėti. Tikriausiai iš mano video jūs jau pastebėjot, kad... durų neuždariu. Kad esu gan kategoriška ir griežta ir iš tikrųjų anksčiau prisijunginėjau prie daug visokių grupių lieknėjimo. Atsiprašau labai. Prie daug visokių grupių lieknėjimo, ten skaičiau, ką moteris ten šneka, diskutuoja. Žodžiu, dabar aš stengiuosi iš jų visų išeiti, nes toks jausmas, dabar aišku yra ta mada sveiko gyvenimo būdo, čia visi sveikai maitinasi, sportuoja, žodžiu, valio, kad kuo daugiau tokių madų būtų, super, bet, atsiprašau, kai paskaitai ten tuos visus diskusijas, tai toks jausmas, kad mūsų visi lietuvaičiai ruošiasi varžyboms. Matai, diskutuoja, kokią varškę geriau valgyti, liesą ar 9 procentų riebumo. Jėtus, koks skirtumas, kokią tu varškę valgysi. Tu bent valgyk tą varškę. Jeigu tau skaniau 9 procentų, tai ir valgyk 9 procentų. Jeigu tau skaniau valgyti liesą, tai ir valgyk liesą tą varškę. Ta prasme, šaldytos daržovės. Aš šaldytos daržovės gerai, aš šaldytos daržovės blogai. Žinai, jeigu tu iki šiandien valgiai vakarieniai makaronus su visokiais padažais ten ir su daug sūrio, ne? O šiandien tu pradedi sveiką gyvenimo būdą ir tu iš karto privali kraštutinumus ir pradedi ieškoti visokių, atsiprašau, bet niuansų, ką geriau valgyti ir taip toliau. Tai čia, nežinau, man asmeniškai tai yra juokinga. Visų pirma, viską reikėtų pradėti nuo paprasčiausių, elementariausių taisyklių. Pradėkite valgyti pusryčius. Duokite savo kūnui energijos, duokite angliavandenių. Nevalgykite angliavandenių vakarė, nes jums jų nereikia. Jūs eisit, bėgiosit naktį, ką jūs darysit? Nebent jūsų laukia ten kažkokia labai įspūdinga naktis, kur reikės jums trypti, šokti ir dainuoti, tai tada galite valgyti ir taip toliau. Bet jūsų kūnui jų tiesiog nereikia. Valgykite baltyminį maistą, valgykite daug daržovių ir dieve, nesvarbu, ar šaldytas, ar šviežias, ar kokias. Kokias jums patinka, tokias ir valgykite. Ta prasme, realiai aš suprantu, kad gaunu tiek tų klausimų, man taip sunku atsisakyti ten nesveiko maisto ir taip toliau. Žinot, kas sunku yra? Sunku yra, kai atsitinka nelaimė, kai skauda kojas, bet nori sportuoti, kai negali vaikščioti, bet nori vaikščioti, kai prarandi žmonės, ar šiaip atsitinka kažkas gyvenime, kai tikrai nuoširdžiai yra sunku. O man aiškinti, kad man sunku atsisakyti mėšlo, kurį aš į save kraunu, tai čia jau yra ne mano problemos. Reiškia, čia yra jūsų motyvacijos stoka ir tada jūs tiesiog nekvašinkite savo smegenų. Baigėsi kuras. Reikia į degalinę. Tai jūs nekvašinkite savo smegenų ir toliau valgykite tą mėšlą ir viskas bus tvarkoj. Kam reikalingi tie tokie kraštutinumai gyvenime? Pradėkite valgyti pusryčius, nevalgykite tų padažų, nekimškite bulkų visokių ir viskas. Valgykite dažnai, bet po nedaug. Žmonėm netinka valgyti dažnai, bet po nedaug. Jie nori pavalgyti 2 kartus per dieną, bet tiek, kad iki vėmimo jau norėtų suvalgyti. Ta prasme, čia yra tiesiog, arba tas toksai dalykas, kaip žmonės galvoja, pavyzdžiui, kad gąsdina, dabar aš pradėsiu sveikai maitintis, ta prasme ten, ir man dabar reikės visą gyvenimą taip maitintis. Čia šitas požiūris iš tikrųjų yra, čia tas pats, kas visą savaitę valgot grikius, laikotės grikių dietos, numetate 3 kg ir po to priaugate 4. Tai čia sviestas sviestotas. Nereikia, ieškokit kažkokių, tai nevartokit paprasčiausiai tų padažų, įsiveskit kai kurias taisyklės. Nuo tų pagrindinių taisyklių jau pradės kristi svoris. Jeigu čia yra, aišku, jūsų tikslas, jeigu jūs ten turite tokių tikslų, vėlgi kitaip, ne? Bet, sakau, tos diskusijos iš tikrųjų yra juokingos ir aš tikiu, kad žmogų, kuris tikrai nori pasikeisti ir pakeisti savo gyvenimo būdą, prisiskaičius tokių pievų, tai faktas, kad ten galvoje, tau nieko čia man neišeis, aš nežinau, ką valgyti ir taip toliau, ir toliau ėdu ir viskas normaliai. Atsiminkite tokį.
jeigu neinvestuosite, rezultatų neturėsite. Aš irgi, kai pradėjau laikytis, tai irgi palyginus valgiau, ką dabar tai visiškas nesąmonės, bet, aš galvau, kad tai yra sveika ir ten įsivedžiau pagrindinės taisyklės, valgiau per pusryčius daug ir taip toliau. Ir žodžiu, ir vis tiek pasiekiau kažkokiu tam tikrų rezultatų. O žinios ateina su laiku. Taip kad, brangieji, neįsikalinėkit ir nepergyvenkit, o ieškokite tai, kas jums skanu.